Sveiki, mano vardas Lina. Aš noriu pasakyti, arba tiksliau pasidalinti savo mintim apie, kas man yra konsteliacija, nes aš esu žmogus, kuris pastoviai ieško atsakymų, tos didelius ar mažus klausimus. Ir man turbūt yra svarbu tos atsakymus gauti pakankamai greitai, reiškia, ne metų metais, bet čia ir dabar. Ir yra visokiausių žmonių, bet kai mes kalbam apie tai, kad daug kas sako, reiškia, daryk tą ir tą ir viskas bus gerai. Bet tai daryk, tai dar reikia prisivisi, reikia turėti motyvacijos savyje, atrasti kažkokius jungiklius. Tai čia yra patyrimas. Man patinka tai, kad tai yra galimybė pereiti per visą savo ir pereiti su išgyvenimu. Prasme, galimybė pajusti. Ne tai, kad tau kažkas kažką padarė, kad dabar tau reikia pamilti savo mamą, arba iš naujo, arba reiškia paleisti savo vaikus. Tai gerai. Tai prasme, kad mes visi teoriją žinom, bet čia yra praktika, tai man tai labiausiai įstrigo. Ir kad tu gali iš karto per valandą laiko gali matyti akivaizdų rezultatą. Man tai labai svarbu. Ir tas akivaizdus rezultatas, jis pasireiškia tavo jausminį potyrių. Pavyzdžiui, dabar po konsteliacijos aš jaučiuosi visiškai atsipalaidavus, man nieko nebeskauda, aš galiu kalbėti kvėpuodama laisvai, man nevirpa rankos, neužspaustas kaklas, nebeprakaituoju, taip kaip buvo. Tai, žodžiu, aš tikrai puikiai jaučiuosi. Tai kviečiu žmonės, kurie ieško savęs, pabandyti ir šitą būdą.